Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien mūsų OptikSpot tinklalaidėje svečias. Svečias Leonidas. Leonidai, sveiki. Labą dieną. Na ir mes kalbam ne tik tai apie įrangą, ne tik apie termovizorius, ginklus, bet šiandieną nusprendėm pakalbinti Leonidą ir pakalbinti apie medžioklių organizavimą užsienyje. Na ir užsieniečių medžioklės Lietuvoje. Tai Leonidai, turbūt pirmas klausimas būtų toksai. Na, jūs vis tiek kažkaip atėjot į medžioklę arba medžioklė atėjo pas jūs. Iš kur pas jūs jūsų gyvenime atsirado medžioklė? Jo, visų pirma noriu prisistatyti, esu Leonid Sesicki, OBS2 vadovas. Dabar apie medžioklę, tai pradžia buvo labai senai, kada amžinatilsis dar mano senelis buvo gyvas ir šiaip įtrauktas buvau su juo. Pirma medžioklė tai buvo tikrai labai senai, apie 70, gal 5-6 metus, netgi gal anksčiau. Ir nuo to laiko, kaip ir svajonė buvo tapti medžiotoju, tai pasitaikus proga tapau medžiotoju ir šiaip medžioju jau nemažai metų. Nepamenu kiek, bet kiek save prisimenu, tiek susijęs su miškais, su medžioklė, su gamta. Na, jūs kaip ir mane į medžioklę, ta prasme, tas įaugęs į kraujo reikalas, man irgi senelis kažkada, kai aš buvau mažas dar, irgi eidavau varovų, ten padėti medžiotojams ir ja, kažkur vis tiek lieka šitie dalykai, tikriausiai iš vaikystės. Nu, kai tai pas mane keistai, va taip įvyko, kad senelis įtraukė, tėvas nemedžiojo. Pas mane tarp kitko lygiai taip pat, ta prasme, pas mane giminiai, na, medžiotojų tikrai yra, bet iš artimų tų žmonių, tai mano artimiausias žmogus, kuris medžiojo, tai buvo senelis, iš kurio aš tikriausiai ten, nežinau, kažkur gavau tą pradžią tokią ir norą, nežinau, būti miške, kažką veikti, žodžiu. Nesėdėti namie, lovoje žiūrėti televizorių. Nu, ne, tai čia, aš tai galvoju, žinot, kaip kiekvienas, ta prasme, žmogus turi turėti hobį. Nes jeigu žmogaus hobis yra gulėti ten ant sofos ir maigyti pultelį ir gerti alų, čia ne hobis. Ta prasme, turi kažką veikti, ne, mielą užsiėmimą dušiai, širdžiai. Kaip ir mes su ten draugais juokiamės, reiškia, nuvažiuojam vakar ir buvo medžioti. Šalta, vėjas, tu prasme, drėgmė tokie, jo, bokštelį smagu pasėdėti, viskas ok. Grįžtam namo, sakau, žiūrėk, va čia pabuvom, pašalom, ne, ir, lemba, bet taigi pailsėjom. Jo, smegenys praputė, bet sakau, žiūrėk, tu būsi darbingesnis rytoj, šiandien, ne, pabuvęs 2 valandas miške, pasėdėjęs bokštelį, negu nuvažiavęs į Palangą ir prabuvęs 2 dienas Palangoje stintų šventį. Tas galva paskodu, jo, sako, tikrai taip. Tai medžioklė iš tikrųjų, tas, kiekvienam, kuris užsiima kažkokiu hobiu, ne, mūsų atveju medžioklė, tai yra tas užsiėmimas, kur širdžiai mielas. Kam ko reikia? O, žinoma, kad tai. Leonidai, žiūrėkit, dabar pradėjot medžioti, ne, medžioti Lietuvoje. Pradžia visą laiką tokia būna. Jo, tai tie laikai buvo, kai aš pradėjau medžioti, tai neįmanoma buvo kur tai papulti į užsienį medžioklę, buvo tų svajonių, aš atsimenu, važiavau gal 89 metai, 90, visas buvo apie Lenkiją važiuoju ir matau medžiotojai, būriuojasi, medžioja ir tokia atėjo tokia mintis, galvoju, kaip fainai būtų atvažiuoti į tą Lenkiją ar kur tai užsienį pamedžioti. O kodėl? O kam to reikia? Taigi čia irgi viskas vyko. Noras pamatyti kitą šalį, žmonės, tradicijas. Skiriasi tos tradicijas, sakykime, dabar jau mes kaip ir pažengėm stipriai į priekį su tom tradicijom Lietuvoje, tikrai mes turim geras tradicijas, super, labai viskas gerai, bet tais metais, ten 80 ar 90, tai Lenko gilios tradicijas, ar, sakykime, vokiečių, tai aš nežinojau tų tradicijų, bet aš manau, kad buvo skirtumas didžiulis ir norėjusi pamatyti, kaip žmonės medžioja, kokias tradicijas, šakelės įteikimas ir taip toliau. Ne visur buvo tada pas mus tos tokios tradicijas. Ir buvo tokia svajonė. Ir atėjo kaip ir tai 90-ieji, atėjo tas laikas, kada mes įstojome į Europą, gavom europinius pasus, pasirodo, mes galim važiuoti jau tada visur į Lenkiją. Ir prasidėjo tas visas medžioklės, kaip ir užsieniai. Ramiau, laisviau galėjai judėti, paėmė ginklą, gavai pakvietimą, važiuoji po Europos Sąjungą medžioti, netgi kur tai ir toliau gali važiuoti. Ok, o tai sakykit, taip, aš suprantu, kad jūsų pirmą išvyką į užsienį pamedžioti pačiam, tai tikriausiai buvo Lenkija. Jo, pirmą į tolimesnę, neskaitant Latvijos, sakykime, ar Estiją, tai tokia medžioklė, pirma medžioklė mano buvo Lenkija. Tai buvo pradžia, sakykime, 1, 2, 3, 4, tai kiek tai metų pradžiai aš važiavau į Lenkiją, aišku, su medžiotojais visada įspūdžiais daliniesi, sakai, kur buvai, ką buvai. Ir
prasidėjo tie dalykai, kad draugai prašo, tai gal mes galim, gal tas galim. Na, tai va, prasidėjo tokie biški kaip ir organizaciniai klausimai, kad gal paorganizuoti kam tai draugam ir prasidėjo Lenkija, Čekija, Slovakija, nu, Latvija, Estija, tai čia. Gerai, tada tiesiai šviesiai paklausiu. Okay, tarkim, yra šalis, kur nemedžiojate, ne? Kaip randat kontaktus ten, medžiotojų, ten nežinau, nu, kaip ten nuvažiuoti, kur dar nesat buvęs? Žinot, visiems pasakysiu, kad dabar internetas visagalis. Tiesiog tik tai reikia atsirinkti, kas, kur, kaip, arba tu paprašai, kad kas tai organizuotų, kuris žino tą visą procesą ir žino, kur geriau, kur blogiau, kur praeini tuos takelius, kadangi aš, jeigu rekomenduoju draugam, ar kur tai organizuoju, tai aš visada turiu nuvažiuoti pats, pažiūrėti tą vietą, matyti ir tada prašau, kviečiu draugus, medžiotojus. Nu, kitaip tai visai būna. Ir blogiau, ir geriau. Nu. O šiaip tai internetas, parodos, tai prašau, Dortmundo paroda, Zalcburgo paroda. Parodose yra daug informacijos. Daug informacijos. Ok, žiūrėkit, bet dabar kalbam apie Lenkiją pradžioje, ne? Tai prasme, kad tai buvo jūsų pradžia. O vėliau, kitos šalis. Ta prasme, aš suprantu, kad Lenkijos fauna nuo mūsų faunos, na, iš principo nelabai skiriasi, gal mes net ir gausesnę fauną turime, ne, gyvąją, tarkim, briedžius ir taip toliau. Lenkai turi daug briedžių, nesakykit, Lenkai nemedžioja apie 18 metų briedžių, dabar lyg tai jau žada paleisti. Tai aš manau, kad Lenkijoje briedžių trofėjai žymiai geresni negu Lietuvoje. Aš esu matęs Lenkijoje briedžių bandos po 15-17 briedžių. Tai kad tikrai ta fauna ir didelė Lenkijos, daug žvėrių, jie netgi muflonų turim, ko mes neturime. Mes neturime. O visa kita stirnos danieliai, tie patys, kur uždrausta vilkai, tai aš manau, kad Lenkijoje pamatysi daugiau vilkų ir briedžių negu Lietuvoje. Tai kad ta fauna yra labai panaši ir turi jie ir bebrų, tik kad tas bebras irgi uždraustas, tai vat, tas irgi dalykas kitą kartą jie prašo, šiaip atvažiuoti pamedžioti bebrą. Nu, atvažiuoja į. Gerai, tai jūsų kelionės prasidėjo, pačio pradžioje kelionės ir tada vėliau, nu, su draugais prasidėjo Lenkija, taip? Kur dar teko medžioti? Oi, kur man teko medžioti? Aiškiai, labai toliai po pasaulį nevažiuoju, bet Europą, Austrija, Čekija, Slovakija, Lenkija, Pabaltijos Respublikos, Namibija, Pietų Afrika, ten teko pabūti, teko pamedžioti, Zimbabvė buvau, jo, šiaip turiu gerą tokį draugą, partnerį Austrą, jis irgi organizatorius, turi 120, beveik 130 tūkstančių hektarų plotus, kas yra labai dideli plotai. Ir priima svečius iš viso pasaulio pamedžioti. Na gerai, tai pradėjot nuo draugų, nuo savęs nuo draugų ir tada vėliau draugai per draugus, viskas išsivystė į tą padėti draugam organizuoti ir pačiam nuvažiuoti su draugais pamedžioti. Tai va, tas yra svarbiausia, kai tu pabūni su draugais gerą kompaniją, gerą atmosferą, nuvažiuoji kur tai, o šiaip, nu, kaip ir, kai eilę metų praeina, tai jeigu kur tai važiuojam į varominę medžioklę, tai žinokit, jau susidaro kompanijos, kur ten vienas kitą pažįsta atmosferą ir iš metų į metus jau važiuosim ar nevažiuosim, ten važiuojam, ne ten važiuojam. Tai čia vos negaunasi tokie net, kaip ir tradiciniai dalykai jau. Tikrai taip, kai kur netgi yra tradicija. Aišku, yra ir tokių, kurie nuvažiuoja pasižiūrėti, jam užtenka vieną kartą. Nuvažiavo vieną kartą į Čekiją, vieną kartą į Lenkiją, vieną kartą į ten, kur tai į Pietų Afriką ar į Namibiją, pažiūrėti tą medžioklę, kaip jinai vyksta. Yra kontingentas žmonių, kurie nori pabūti visur po vieną kartą, o kiti tiesiog pabūti su draugais, vos netradicija kasmet, toj pačioj vietoje. Aš vis žinot, kodėl aš klausinėjau tokius klausimus. Man šiaip įdomu, iš kur pas žmogų atsiranda tas noras, poreikis važiuoti, medžioti į užsienį. Kas veda, ne? Tai vienus, aš suprantu, veda geri draugai, kompanija, tradicijos ir kiti dalykai, pas kitus atsiranda kažkokia noras pažinti skirtingas šalis ir skirtingose šalyse pabūti medžioklėje, ne? Nu, per medžioklę tai susipažįsti su daug draugų, daug žmonių, nežinau, kai kas netgi kliento atranda medžioklės. Darbinių. Nu, tai ir su bizniu, ir su verslu susiję viskas. Medžiotojai tai yra tokie žmonės. Medžioklė yra universali kalba, būkime atviri. Tai va, tai dėl tų medžioklių tai taip yra. O šiaip tai
man asmeniškai tai patinka, kur tai nuvažiuoti. Numedžioju aš daug, man patinka medžioklė. Aš važiuoju į mišką nebūtinai, kad ką tai sumedžiuoti. Man pabuvimas miške tai jau yra medžioklė. Tai yra geras įvykis su draugu, kaip sakom, sumedžioji kokį tai šerniuką, 2-3 smagiau pabūti, pabendrauti, ne tai, kad ten vienam. Na gerai, bet tai aš įsivaizduoju, kad dabar pas jūs užsienio šalyse, ten kur jūs važiuojat medžioti, ne, ten pradėti Lenkiją, Čekiją ir visos kitos, ne, pas jūs jau atsiranda kažkokie partneriai, pas kuriuos jūs dažniau važiuojate, teisingai suprantu. Jo, tai čia aš manau, kad atsiranda po kiek tai metų tas vietas, kur tikrai gerai organizuoja, gerai priima, gerą atmosferą, tvarkingai, tai va tie partneriai yra. Na gerai, tai jeigu mes Lietuvoje turime medžiotojų, kuriems yra įdomu šitie dalykai, ne, tai užsieny tų medžiotojų taip pat yra. Ar jiems Lietuva su savo medžioklė yra įdomi šalis ar ne? Jo, atvažiuoja į Lietuvą ir užsieniečiai, atvažiuoja tie patys Olandai, su mielu noru atvažiuoja ir aš turiu tokių keletą Olandų, kur jie laukia rudens, kada prasidės tas varaminės medžioklės Lietuvoje. Atvažiuoja Olandai, atvažiuoja Lenkai, atvažiuoja Čekai. Tiem patiem Lenkam, ar ten Čekam, ar Olandam, jie tikrai turi gyvūnijas, turi žvėrių, turi ką medžioti. Ir turi savo tradicijas. Turi savo tradicijas. Kas blogesnės, kas geresnės tradicijas, kas tai, sakykime, pagal mano nuomonė yra tokia, ką aš matau, gal kas tai ir silpnos labai tradicijas, bet nesvarbu. Visos tradicijas yra geras, visur gražu, fainai. Bet tie užsieniečiai atvažiuoja į Lietuvą ne tik sumedžioti, bet tiesiog pamedžioti, pabūti, pažiūrėti Lietuvą, susipažinti su lietuviais, susipažinti su mūsų tradicijom, kaip mes medžiojam, ką mes darom. Ir tas užsienietis atvažiavęs į Lietuvą, netgi nesumedžiojęs, nieko nepadaręs, nei vieno šūvio, jis išvažiuoja laimingas ir laukia kitų metų. Va taip, kaip tai keistai atrodo, bet taip yra. Jo, nes, iš tikrųjų, tarkim, imant pačią medžioklę, tai pačios medžioklės procesas ir medžioklės tikslas yra kažką sumedžioti. Kaip yra, ne? Bet neskaitant to, kad tu pailsi, pabūni gamtoj, pabūni su draugais ir taip toliau, bet, tada galėtum šautuvą neimti, jeigu nebūtų tikslo kažką sumedžioti, teisingai. Ir sutinku ir nesutinku, žiūrėkit, dabar, sakykime, paimkim Lenkiją, Vokietiją, daug yra tokių klubų, kur, sakykime, susirenka žmonės, aukštuomenė susirenka, sakykime. Yra tokių klubų, čia nėra paslapčių tokių, ne? Ir tas medžioklės labai skiriasi nuo mūsų medžioklių. Būna taip, kad jie susirenka, kokią tai turi savo tradicijas, reiškia, netgi būna taip, kad net nieko nesumedžioja, bet vis tiek jie po medžioklės laimingi išvažiuoja namo. Tai jiems tai yra šventė. Tiesiog pabuvimas gamtoj, pabuvimas su draugais, tai yra šventė. Tai aš skaitau, kad medžioklė tai nebūtinai šauti ir kad kas tai kristų, ką tai sumedžioti. Pabuvimas su draugais, pabuvimas gamtoj. Nežinau, pašertą žvėriuką, užaugintą žvėrį. Taigi, smagu matyti, pažiūrėkit, sakykime, paimam tos 90 metus ir dabar. Taigi, dėka medžiotojų atsirado daug daugiau gyvūnijos, daug daugiau žvėrių Lietuvoje. Vienareikšmiškai. Vienareikšmiškai, kai sakė, įvesim tos naktinius termovizorinius. Iššaudys medžiotojus. Neiššaudė medžiotojai, tiesiog. Istorija dar ilgesnė. Kada buvo nuimtos, panaikintos licenzijos, buvo licencijuoti visi gyvūnai, teisingai. Šernam licenzijos, šernų padaugėjo po to, sakė, kad išmedžios, teisingai. Padaugėjo. Karabinus leido turėti, medžioti su graižtviniais ginklais. Rėkė, šaukė, kad bus iššaudyti visi žvėrys, net žvirbliai bus raišyti, teisingai. Ar nuo to kas nors pasikeitė, ne, žvėrių tik tai padaugėjo. Nuėmė stirninams licenzijas, ar padaugėjo, ar sumažėjo? Padaugėjo. Dabar nuėmė licenzijas elniam. Nebėra licenzijų elniam, visi prisimenam tos sveriamus visus daiktus, reiškia į lapą, popierinės licenzijas ir taip toliau. Populiacijos auga, populiacijos didėja. Medžiotą galima apkaltinti nebent tuo, kad jis per daug žvėrių priaugina.
Tai dabar ir kaltina kai kuriuos, kad per daug žvejų yra ir nuostolius daro. Nu, tai... aš tikiu, kad ateis laikas, kai sakys, vyručiai, būkit geri, eikit į mišką, prašau. Dažniau važiuokit, ne? Nu jo, bet žinokit, visam pasaulyje yra taip, kad medžiotojas reguliuoja tą populiaciją žvėrių, taip pačiai Lenkijoje, Čekijoje ir ten Lenkijoje iš vis licenzijos atšaudimai privalomi, ten biški kitaip viskas skiriasi nuo mūsų. Čekijoje toj pačioj irgi, Čekijoje ten plotai tie maži, šiaip didelių plotų Čekijoje nėra plotai. Čekijoje 1000 hektarų tai yra dideli plotai. O Čekijoje 500, 600, 700, bet ant... Yra standartas. Jo, maždaug standartas. Bet ant to 1000 hektarų jie medžioja nuo 300 iki 400 žvėrių į metus. Tai populiacija didelė žvėrių. Tikrai Danielių, stirnų daug turi. Nu, pas mus gal ten biški kitaip yra, ten daugiau gyventojų, daugiau tų urbanizacija didesnė. Urbanizacija didesnė, čia pas mus biški kitaip gal yra. Nu, bet medžioja, visi prisitaiko, visi medžioja, visas pasaulis, ir slovakai, ir čekai, ir kalnai, ir tie patys austrai. Nu. Ok, tai dabar kalbam apie tradicijas, ne, kad skirtingose šalyse yra skirtingos tradicijos ir tikėtina, kad tos tradicijos, kurios šiandien atsiradusios yra pas mus, ne, kalbėjome apie tai, kad tų tradicijų pas mus nebuvo. Na, iš principo. Buvo, gal buvo ne tokios tradicijas, gal buvo mažiau, buvo tie sovietų laikai, kai reikėjo tą žvėrį sumedžiuoti, sakykime, priduoti mėsos kombinatą, buvo, ten netradicijos buvo, privalėjom padaryti ir pagal tas licenzijas, kai mes sakom, priduoti. Ne? Ir dabar mes, tarkim, važiuodami į užsienį, ne, kažkokias tas tradicijas, kurios pamatom, gražias tradicijas, kurios patinka ir kurios yra gražios, geros, ne, ir mums priimtinos, mes jas tikriausiai parsivežam iš ten, aš tai taip matau viską. Jo, aš atsimenu mūsų būrelį, tai buvo taip, kad mes kai pradėjom važiuoti ten irgi su draugu, mes pradėjom važiuoti į tą pačią Lenkiją, tai mes neturėjom tokių tradicijų, mūsų būrelis kaip ir buvo tokios tradicijos, bet nebuvo tokių tradicijų, ten signalų, sakykime, kokių tai ar ten vėliavų pakėlimo, aišku, nebuvo tų dalykų. Žvėries pagerbimo. Žvėries pagerbimo ir mes nežinojom, kaip tas žvėris suguldyti gerai. tą mes atsivežėm iš užsienio, atsivežėm iš tų pačių lenkų, vokiečių. Ir adaptavom savo. Jo, ir adaptavom savo. Ir ta pagerbimas, ta šakelė, tai kad aš manau, kad mes Lietuvoje tikrai turim gražias tradicijas dabar šiandieną ir pagerbimas žvėrių, ir ne tik šaudimas, sumedžiojimas, bet ir pagerbimas, kas man labai smagu matyti, kai pagerbta sumedžiotas žvėrelis. Tai čia yra super gerai. Ne tai, kad sumedžiojam, sumetėm ir išvažiavam, kaip, sakykime, nenoriu nieko pasakyti apie kaimynus estus, bet pas juos taip yra, ten tradicijų nėra. Gal dėl to, kad tie žvėrys dideli, gal tą pagerbimą sunku padaryti su tais briedžiais, sakykime, ne. Bet mes darom Lietuvoje ir su briedžiais, ir su elniais, ir su guldom, ir tų pavyzdžių yra iš kur pasimti. Tai kad sakau, smagu matyti, smagu ir džiugu, kad taip Lietuvoje mes peržengėme į priekį ir taip turim. Tai kad... Gerai. Be to, kad važiuojant į užsienį, susirenka ten, tarkim, gera kompanija, draugai, ne, važiuojam į užsienį, gerai pabūt. Gera kompanija, gerai pabūt, ne? Pabūt, praleisti laiką, pailsėti. Bet nemažiau svarbu turbūt kartas nuo karto parsivežti ir kažkokį įdomesnį trofėjų. Jo, matai, ta trofėjinė vėl medžioklė tai yra toks dalykas. Arba tu važiuoji pabūti su draugais kompanija, arba tu važiuoji trofėjinę medžioklę. Jeigu tu važiuoji pabūti, tai susirenka kompanija, sakykime, ten 15-25 medžiotojai, tai ten nėra trofėjinė medžioklė. Tai varominė medžioklė, tai trofėjų praktiškai. Aišku, tu gali sumedžioti kokį tai trofėjų, bet jau gerus nesumedžiosi. To trofėjinė medžioklė, tai jau ten nėra taip, sakykime, jeigu važiuoji į Afriką, Namibiją, Pietų Afriką, ten važiuoja nuo 4 iki 6 medžiotojų. Jeigu važiuoji, sakykime, į tą pačią Čekiją, Mufloną, tai maksimum 3 medžiotojai, kadangi jeigu tu nori sumedžioti trofėjų, tai tu eini su jėgriu vienas ant vieno, jis turi tave privesti ir čia yra tikrai darbas, čia nėra taip, kaip kiti galvoja toj pačioj Namibijoje, kad aš atvažiuosiu į Namibiją, tam aptvaras ir aš ten sumedžiosiu bent ką per 3 sekundės. Bet kad tas aptvaras dydžio... Supraskite tokį dalyką, kad Namibija, Pietų Afrika gyvulininkystė, tos tvoros yra nuo metro aukščio, ne? Tai, sakykime, kudų šoka per viršų tą aptvarą, kaip iš vietos
Oriksas per apačią, šernas per apačią, tai ten migracija žvėrių pilna ir tu negali pasakyti, kad tas žvėris pririštas, arba jeigu aptvaras, tai kaip jūs ir sakot, 7-10 tūkstančių hektarų, tai čia jau... Tai pas mus Lietuvoje vidutiniai medžioklės plotai taip, turbūt yra taip, panašaus dydžio. Taip, bet ir tai čia nėra taip. Tai kad ten sumedžiot, sakykime, aš turiu tokių pavyzdžių, kur aš pats sumedžiojau savo kudų, aš norėjau gero kudų sumedžioti, tai aš važiavau į Namibiją 7 kartą aš sumedžiojau gražų, gerą, seną 14-15 metų kudų. Tai va, kaip pavyzdys yra tokių medžiotojų. Ne zoologijos sode medžioklė vyksta, taip išeina. Jo, aš turiu vieną žmogų, kuris nori labai sumedžioti vieną trofėjų, jis važiuos jau 4 kartą ir dar jisai jo nesumedžioja. Tai kad ta medžioklė, tai nėra toks paprastas dalykas. Čia tas pats Čekijai, Slovakijoje, jeigu tu nori sumedžioti gerą Danielių, gerą mufloną, bilė ką tu sumedžiosi. Bet jeigu gerą trofėjų, jeigu tu nori tikrai gerą trofėjų, tai tu gali ir 3, ir 4, ir 5. Aišku, būna taip, pasiseks, kad tu iš pirmo karto sumedžiosi, bet būna taip, kad gali važiuoti 3-4 kartus. Tai čia paralelės galima išvesti ir tai pačiai medžiokliai pas mus. Tai jeigu nori pas mus susimedžioti gerą trofėjų, tai gali trukti. Dirbti reikia. Jo, tai yra juodas darbas. Čia tai yra juodas darbas. Gerą elnį sumedžioti pas mus, tai turi pradėti labai anksti, kol dar sezonas uždarytas, apeiti, apžiūrėti, patikrinti ir po to važiuoti, ieškoti. Čia rytas vakaras ir ne vieną dieną. Okay. Tai čia visur tas pats. Kuo skiriasi lietuvis medžiotojas, kuris išvažiuoja medžioti užsienį, nuo medžiotojo, kuris atvažiuoja iš užsienio pas mus? Man labai juokingai skambėjo, kai mes čia prieš tai šnekėjome. Šiaip niekom nesiskiria, apsirengę panašiai, geri ginklai, geri šautuvai, kiekvienas turi optiką, kiekvienas turi sakykime, žiūronus ir taip toliau, ne? Bet tiesiog, nežinau, gal man tai papolė, gal ne taip, kitą kartą lietuviai, jeigu važiuoja į užsienį, mūsų draugai, tai aišku, noras visų mūsų sumedžioti kokį tai trofėjų. Tai mes to ir važiuojam. Plus dar ir pažiūrėti šalį, ne? Taip, kadangi kiekviena šalis skiriasi ir viskas, bet mes labai norim ir šiaip, noras labai didelis. Kai atvažiuoja užsienietis, aš turėjau Čekovą, dabar praeitais metais draugai buvo linkai atvažiavę, šiemet jie nori vėl atvažiuoti. Tai jie praeitais metais buvo 7 draugai iš Lenkijos, jie sumedžioja gal 1 ar 2 žvėriukus. Čia labai mažai, palyginus su Lenkija. Bet jie šiemet vėl nori atvažiuoti, kadangi jiems patiko šalis, jie šiemet nori, sakykime, pažiūrėti daugiau, atvažiuoti anksčiau, pažiūrėti vieną dieną gal Kauną, gal Vilnių ir po to nuvažiuoti pamedžioti. Kaip ir daugiau kultūrinė. Jo, susipažinti su šalim, tiesiog susipažinti su šalim. Ne tik medžioklė, bet ir kokia pas mus kultūra, kaip mes atrodom. Tai Olandai taip pat su mielu noru atvažiuoja, bet jie ne tik sumedžioti atvažiuoja, gal nieko nesumedžioja, bet atvažiuoja ir pažiūrėti mūsų šalį. Tai aš skaitau, per medžioklę mes pristatom dar plus savo reprezentuojam savo šalį. Jo, aš nesakau, kad mūsų lietuvių irgi, ne, yra daug irgi tokių lietuvių, kur važiuoja, sakykime, kur tai į kitą šalį, jis irgi nori pamatyti, ką tai pažiūrėti, netgi prašo, gal galima organizuoti tą pačią Namibiją, kad savaitę aš galėčiau pamedžioti, sakykime, ar tiem 5 dienas, o 5 dienas, kur paturistauti, kad tuo pačiu, kad pažiūrėti, kadangi ta kelionė yra brangi, bilietai, viskas, lėktuvai, tai čia, tai yra... Žodžiu, ne tik tai gaunasi medžioklė, bet gaunasi daugiau kaip ir pažintinė turistinė kelionė kartu su galimybė pamedžioti. Taip išeina. Taip yra. Vis tiek susipažinsi, netgi važiuoji į tą medžioklę, netgi pamedžioti, sakykime, važiuojam į tą pačią Namibiją, tai tu bent vieną dieną, kur tai mes skiriam, nuvažiuojam į sostinę, susipažįstam biškį su tą sostinę, kaip jie gyvena ten, kokią kultūrą. Tiesiog pamatyti patį gyvenimą. Pamatyti tą paprastą žmogaus gyvenimą, ne? Miestą, kaimą, šiaip skiriasi labai stipriai nuo Lietuvos tas gyvenimas. Tai irgi gražu, fainai, smagu, tuo pačiu pamatyti, ką tai ir ne tai, kad kas tai pasakė, kad kur tai, kaip tai, kas tai buvo, bet aš pats mačiau, kaip buvo. Nuvažiuoja žmogus, jis sako, jūs man neaiškinkite, aš žinau kaip, aš buvau, aš mačiau. Tai tom ir skiriasi viskas. Tai va. Gerai, pakalbėkime dabar apie trofėjus. Kokių gal įdomesnių trofėjų iš užsienio šalių parsiveža Lietuvos medžiotojai? Žinokit, jeigu kalbant apie Europą, tai
tą, ką mes ir turim, sakykime, apart mufloną, gal mufloną taip, nuvažiuoja Čekija, Slovakija, Lenkai mažai muflonų turi, Vilkai sutvarkė tos muflonos, Lenkijai buvo anksčiau tų muflonų, o šiaip iš to Europo, tai Austrija, Gemzė, Čekija, Slovakija, muflonas, Danielis, nu, kai kurie prašo labai, mes šiaip lietuviai labai turim didelį norą sumedžioti šernų. Šernas pas mus numeris 1. Pas mus į kraują įaugia kiaulininkystė. Tai prašo į Turkiją, sakykime, į medžioklę. Į Turkiją kalnuose medžioti šernų. Jo, medžioti šernų ne visada pavyksta, ne visada išeina, bet noras yra. Nu, mes tokie esame, kad pas mus šernas tai yra numeris 1. O šiaip tai, ką žinau, daug yra tų trofėjų ten. Afrikoje tai ten iš vis įvairovė labai didelė trofėjų, ten pradedant nuo mažos antilopės, ten kokią tai steinboko iki elando, kur sveria toną. Tai aš nekalbu apie tos krokodilus, bet yra daug antilopių, daug žvėrių, ten tiesiog trofėjų labai didžiulis kiekis ir nemanau, kad nuvažiavęs per vieną kartą tu sumedžiosi viską, kad tu nori. Greičiausiai ne. Aš manau, kad neišeis ir laiko styga, kadangi ten, kaip ir, sakykime, toj pačioj Čekijai, tau neduos medžioti jauno, neduos, taip ir Namibijoje neduos medžioti patelės, tiesiog ieškos, kad būtų patinas, brandus, trofėjus, geras, ne tai, kad ten sako, aš nuvažiuosiu ten. Ne, tu nuvažiuosi, bet tu negalvo, kad bele kaip nebus. Jo, tau neduos paspausti, jeigu mato tavo, kiek aš turėjau tokių toj pačioj Namibijai, ten ar Pietų Afrikoje tokia situacija, kad prieina prie oriksų, taigi gražus, ilgi ragai. Jo, ilgi ragai, bet jis jaunas. Tas mūsų medžiotas, kuris nuvažiuoja pirmą kartą, jis nemato, kad jis jaunas, kad tai natūralu, mesgi ne, kaip sakyti. Ir jam neduoda, jis klausimą užduoda, kodėl man neduoda, taigi jis gražus. Ne, jis nebrandus, jisai netinkamas, jis tai dar turi augti. Tai vat jie ir saugo tos žvėris. Afrikoje šiaip medžioja 10 mėnesių į metus. Jie nemedžioja tik tai gruodžio sausio mėnesį. Kodėl? Ir kiek nori, tiek medžioja. Jie patys reguliuoja populiaciją. Pas juos nėra licenzijų, nėra nieko. Jeigu ferma nori turėti ir organizuoti medžioklę, tai jis pats reguliuoja savo populiaciją, jisai žino, kiek sumedžioti. Jis nepermedžios pirmas dalykas, antras dalykas tikrai neišsimedžios jaunų žvėrių, kad būtų trofėjai, kad galėtų pasiūlyti atvažiavusiam teisingai. Lygotą gali sumedžioti kokį, tai ten, sakykime, nežinau, selekcinį jo, bet tam yra kita medžioklė. Bet trofėjinė medžioklė tikrai jis neduos jauną šerną. Kiek aš važiavau, sakykime, tie patys jų karpočiai šernai. Taip. Namibijoje, ne? Tai ir patelė, ir patinas turi iltis. Taip. Ir kaip ir tos iltis, tikrai įspūdingos, viskas tvarkoja, ne? Bet irgi klausimų užduoda krūvą lietuvių. Tai kodėl patelės neduoda? Ten neduos tau patelės sumedžiuoti. Nesvarbu, kokia būtų patina. Ir neduos 3, 4, 5 metų patino medžioti irgi. Jie ieškos tau patino 8, 9, 10 metų, bet tikrai suras, tikrai tu sumedžiosi gerą patiną. Tai vat, kada jie saugo patelės, jie saugo jauniklius ir saugo tos pačius kuilius, kurie dar jauni. Tai vat, užtat tai čia šiek tiek kitoks požiūris negu pas mus, ne? Jo, ten kitoks požiūris. Šiaip jie irgi mėsą visą parduoda, visą firmą, tą, ką sumedžiota mėsą, viską išveža į sostinį ir praktiškai mes irgi ten pirmus kartus, kai važiavau, tai klausėm, kur ta mėsa, ką jūs darote su ta mėsa? Tai jis sako, turistus maitina. Tai jie nuveža, parduoda tą mėsą restoraną. Kažką gamina iš jos, ne? Jo, ir ten patiekalų gali restorane paragauti, ko nori. Ir tą patį gnų, ir tą patį ten elandą, ir steikus, ir viskas iš žvėrienos. Tai kad ten irgi viskas. Ir yra taip, kad, sakykime, ten neišmeta nieko. Nei ragiuko, nei ilčių to karpočių, jeigu jau kas tai neima, nei ragučių, nei nieko. Viskas iš visko padarytas koks tai gaminys. Tai yra, nežinau, peiliukas, rakčiukas, ten kokia ta rankinėlė, pakabukas ir viskas parduodama, viską perkama ir viskas vežama. Žodžiu, verslas. tai jo, bet ten kas keista, toj pačioj Afrikoje tu nelabai gali išvežti, jeigu tu nupirkai pakabuką ten ir šerno iltis, ar ten springubo kokį ragiukas, kokis tiesiog savo
prisiminimam, ne? Tai tau duos sertifikatą, kad tu nupirkai, o ne kur tai ten. O ne pavogiai, ne. Tai už tą, jeigu iš firmas, sakykime, ką tai medžiotojai irgi ten sako, tai davai, aš tos filtis paimsiu, ne, pagaus tave čia modane, kad tu veži iš oro uosto, neturi dokumentų. Teisinis reguliavimas. Tas yra tvarka tikrai yra ir tegul niekas negalvoja, kad ten atsilikėliai, ten kas tai kur tai nėra. Ten. Kokios pačios populiariausios šalys, į kurias jūs vežat lietuvius medžiotojus? Žinai, aš neturiu daug tokių šalių, kur aš ten vežu medžiot, kur mes važiuojam medžiot, sakykime. Lenkija, Čekija, Slovakija, Pietų Afrika, Namibija, Austrija. Žodžiu, arba Afrika, arba čia netolimos šalis. Ten Kanadą galima meškos nuvažiuoti, bet tiesiog ten irgi rizika tokia, kaip ta pavyks, kaip įvyks. Tiesiog tu gali turėti gerą kontaktą, bet gali būti, kad atvažiuosi ir nesumedžiosi, kas yra irgi, sakykime, dažnai. Bet čia yra medžioklė. Bet ne kiekvienas supranta. Čia yra medžioklė. Bet ne kiekvienas supranta. Taigi ta meška ten nepririšta, kaip Čiaušesku, kur meškas medžiodavo pririštas, ne? Aš su jumis sutinku pilnai, bet sakykime, nežinau procentaliai, bet yra daug, kurie nesupranta, kodėl, kaip tai ką, bet yra ir tokių, kurie važiuoja ir 3-4 kartus ir nepadaro šūvį. Sako, kaip čia taip, sako, ką aš jums sponsoris ar kas, 4 kartą važiuoju, ne vienu šūviu nepadarau. Visi šauda, aš nepadarau šūvį. Ne, čia karma. Čia karma, tai būna. Sako, eik pašantą Hubertą, pabučio kojytės ir gal tada svers vartus. Žinokit, mes ne kartą esam važiavę vienu ekipažu, ten tarkim, ten dviese važiuoja 3, ne, į variminę medžioklę. Viens parsiveža medalį, reiškia, medžioklės karaliaus, nes tu pavyksta sumedžiot, kitas parsiveža arba mazylos, arba ten dar kažką, žodžiu. Arba neišuvinė. Jo, tarsi iš to pačio ekipažo, kaip taisyklė, gaunasi iš taip. Okay. Tai kad sakau, o taip tai kur, tai ką, tai, aš sakau, aš apvažiuoti viso pasaulio negaliu, o ten, kur sakykime, Lenkija, Čekija, kur aš turiu partnerius, aš ten buvau, aš viską žinau, kaip apgyvendinimas, kaip maistas, kaip kas, kad tiesiog būtų, kadangi ten važiuoju jau viskas. Visiems turbūt labai natūraliai kils klausimas, ne? Ta prasme, tiems, kurie žiūri, žiūrovams, natūraliai kils klausimas. Tai čia dabar nuvažiuoti galima, viskas aišku, bet pinigų reikia čemodano. Kaip čia pasakyti čemodano pinigų? Ta medžioklė, sakykime, dabar Lietuvoje irgi nėra pigi. Jeigu tu važiuoji komercinius plotus Lietuvoje ir medžiuosi vieną dieną, tai čia viena suma pinigų, bet jeigu tu važiuosi, sakykime, 3 dienom ir 4 nakvynės ir tau paduos pusryčius, vakarienę, aptarnavimą viską, tai paskaičiuojam, kiek kainuos ta medžioklė. Tai aš manau, Lietuvoje, jeigu ten pamedžios biški žvėrių, tai jeigu paskaičiuotų viskas, nakvynės, maistą, viską, tai gerokai virš 2 būtų. Tuose pačiuose Lenkuose, aš nežinau, sunku pasakyti, ten tokia 2 dienų, 3 nakvynių medžioklė Varominė, gal 1-2, jeigu 3 dienų, tai 1-7 gal gaunasi. Tai čia nėra tie tokie pinigai. Afrikoje tai ten biški kitaip yra. Ten arba nusipirki paketą, ten 4-5 žvėrių, kas nelabai aš visiems rekomenduoju, geriau Afriką važiuoji, susimoki už dienas, tai yra į dienos kainą, sakykime, ten 2,50 pagal mane berus dabar paros pas jūs kainą, tai yra, bet į tą kainą įeina transferis iš aerouostą ir aerouostą, bent pas mano partneris, ne, pilnas maitinimas, medžioklė rytinė, medžioklė vakarinė ir netgi ginklą išsinumoji, tik už šovinius susimoki. O jau tą, kad tu nori sumedžioti, tai yra kainininkas pagal kainininką. Noriu tą, noriu to, nenoriu taip ir. Šiaip Afrikoje medžioklė tokia, sakykime, savaitės medžioklė ir 5 žvėrių sumedžiojimas, tai biudžetas maždaug apie 4,5. Tai čia be bilietų. Čia be bilietų, be skrydimo. Ir plus skrydis viza, dar apie 1,5. Bet čia vėl be bilietų, be skrydžio ir be trofėjo parsisiuntimų ir išmuitinimo. Kadangi tas yra pasirinkima. Ne kiekvienas nori tą trofėją vežti. Vienas nori iškamšą padaryti, kitam užtenka prisiminimų. Tiesiog prisiminimų, nuotraukų ir... Nuotraukų ar tos pačius ragus ten, kokie tai trofėjai. Tai tada, aišku, ten viskas priklauso nuo to, ką tu nori. Kadangi svoris
kaina priklauso nuo svorio. Siuntimo išlaidas. Tai siuntimo kaštas plus išmūtinimas. Europos Sąjunga atvežė iš trečios šalies, reikia išmūtinti tą prekę. Nu, aš skaičiavau, jeigu daryt, aš maždaug skaičiavau, kiek vidutiniškai plius minus kainuotų parsisiųsti vieną trofėją antilopę. Nu, tai ten, sakykime, tas Steinbokas mažiukas, Oriksas didesnis, ten koks tai Harterbės, tas dar panašus kaip Oriksas. Tai vidutiniškai, jeigu padaro iškamšą ir parsisiuntimas ir išmūtinimas, tai plius apie 7,50 dar dasidėjo. Jūs padedate vieno žvėries. Tarkim, jūs, pas jūs užsisako žmogus, išvažiavame kažkur į užsienį, į Afriką, ne? Atmedžioja, viskas tvarkoja. Jūs padedate vėliau ir su trofėjais susitvarkyti, parsisiųsti, išmūtinti ir taip toliau? Aš jeigu žmogus važiuoja su manim, tai aš padarau viskas iki iškamšos. Nuo ir iki. Prašo. Nuo ir iki. Tai yra parsisiuntimas, išmūtinimas ir trofėjų pagaminimas. Nu, aš turiu partnerių Lenkijoje, aš darau tas iškamšas visiems Lenkijai. Ten, greičiau, pigiau išmūtinimą aš darau Frankfurte, mažiau popierizmų, mažiau reikalų, ten sutartį turiu su įmonė ir Frankfurtas išmūtina. Lietuvoje mes kol kas kaip tai labai reikalaujam daug popierių, daug dokumentų, daug. Žodžiu, norint išvažiuoti, pamedžioti, aš taip atvirai kalbu į Afriką, ne, tai užtenka turėti tam tikrą nusimačius biudžetą, ne? Taip. Ir nereikia net ginklų vežtis. Ne, nereikia. Ten mano partneriai turi daug ginklus, tai Blazerius 93 ir optika Caisas Svaras, tai ten tiesiog neapsimoka. Kalibrai skiriasi. Kalibrai ten nuo Springfieldo. Springfieldas, Vinmagas, Holland. Tai ten tiesiog kalibrai tai panašus labai, bet ten minimalus turi būti tas Springfieldas. Atvažiuoja į firmą, ten pirmą dieną nuvažiuoja į šaudyklą, yra šaudykla 100 metrų, padarai kiek tau reikia šūvių, kad biškai apsiprast prie ginklo, jie pamato, kad tu irgi pataikai, viskas tvarkoja ir tada tiesiog važiuoja ir medžioja su to pačiu ginklu. Šūviai taip, sako, iš arti jo, būna atvažiuoja ten koks tai vokietys ar ten pagyvenęs žmogus, kuris ten vos eina, tai jį veža ant 560 metrų, bet lietuviai, kai atvažiuoja, tai žinokit, šūviai 200 ir 250-300 metrų. Jie toleruoja tos šūvius, ypač kalnai yra, kadangi plotai dideli, tai ir kalvotos vietovės tokios, ir kalnai, ir lygumos ten įvairių yra. Minimum prieš važiuojant reikėtų šaudykloje atgaivinti savo įgūdžius. Patariam, o kaip padarys žmogus, tai nesunku pasakyti. Tai dėl to dalyko nereikia bijoti ir tiesiog trofėjus tikrai atvažiuos, trofėjas bus padarytas. Ko lietuviai važiuoja į Čekiją, Lenkiją, Afriką, daugmaž aišku. Trofėjai. Kada važiuoja trofėjaus? Ne draugų kompanija važiuoja gerai praleis laiką, ne? Tai jau trofėjai nemedžioja. Užsienio medžiotojas, kuris atvažiuoja į Lietuvą, kažkokio trofėjaus. Ko jis atvažiuoja? Užsieniečių yra tokių, kurie atvažiuoja būtent nuo tiesiog pabūti, jo, ir kur yra trofėjai, jo, skiriam. Tokių medžiotojų, kurie atvažiuoja, bet tie, kurie nori atvažiuoti pabūti, jie daugiau nori atvažiuoti keletą dienų pabūti, varominę medžioklę, susipažinti su Lietuva pabūti, bet yra ir tokių medžiotojų, ir čekų tokių yra, atvažiuoja rudenį, jie nori elnių, jie ten neturi per daug. Yra tokių regionų Čekijų, kur yra daug danielių, yra daug šernų, bet neturi elnių. Vat jie nori elnių. Elnis įdomus žvėris, kuris... Jie atvažiuoja 5 dienas, sakykime, praleidžia čia Lietuvoje ir jie medžioja elnius. Ar, sakykime, Olandai, jie irgi, neturi elnių, tai tiesiog atvažiuoja. Aš turėjau tokį Olandą, jam virš 70 metų, jis Lietuvoje sumedžiojo, čia prieš keletą metų buvo, jisai sumedžiojo pirmą gyvenimą elnį. Pirmą gyvenimą, tai pas mus Lietuvoje, tai nežinau, turbūt nėra tokių medžiotojų, kurie ten virš 70, kad elnio ragoto neturėtų sumedžioti. O dar tokį įdomesnį įvykį turėjau, buvo prieš gal kokius 5-7 metus, žmogus iš Kipro, tai jis pirmą kartą sumedžiojo tada pas mus Danielį. Tai jisai iš vis pirmą gyvenime stambesnį žvėrį, apart kiškiai ir paukščiais nebuvo sumedžiojęs. O jie tenka neturi? Žmogui virš 40 metų. O tai Kiprė neturi? Nėra. Kiškiai, paukščiai ten, tokias medžioklės. Tai čia jūs neįsivaizduojate, man buvo labai fainai žiūrėti, kaip jis džiaugiasi, kai jis tiesiog
bučiavo tą trofėjų, jis... Tai reikia suprasti, kad žmogus tiesiog neturi galimybės be kiškio ir paukščio kažką kitą sumedžioti. Bet patikėkit manim, kaip yra smagu žiūrėti tokį žmogų, kai tau fainai, tau gerai, kad jam ant tiek gerai, kad jo. Tai vat yra tokių užsieniečių, kurie, sakau, neturi, o važiuoja visur ir nori pažiūrėti, nori pamatyti. Gerai, o toks klausimas, čia gal ne į temą biškį. Pas mus medžiojami bebrai. Taip. Viso Europų nemedžiojami. Nu kaip, toj pačioj Lenkijai medžiojami bebrai. Taip, Lenkai medžioja. Sakykime, Slovakai gal jie neturi, jie nori įvesti. Čia irgi prieš gal 10 metų Slovakai sako, norėtum bebrą, sakau. Nenorėkit. Tikrai jūs norite. Geriau nenorėkit. Ar neturėsit po to problemų. Tai tiesiog jo, kitą kartą yra tokių klausimų, ten prašo nuvažiuoti, kaip ir prašo manęs nuvažiuoti į Čekiją nutrijų pamedžioti, įsivaizduokit. Tai mes neturim nutrijų, Čekas turi nutrijų. Aš užaugau vaikystėje su nutrijom, ta prasme, senelis mano nutrijas laikė, tai... Tai reiškia, Čekai atvažiuoja pas mus bebrų, mes nuvažiuojam nutrijų. Aš pats esu Čekijoje sumedžiojęs pirmą nutriją. Tai Čekas tokiem akim žiūri mane, sako, tos žiurkės medžiojat, kam jos jums reikalingas? Vat šiaip fainai smagu, vat norisi. Tiesiog norisi. Aš jiems sakau, tu bebrą nori, noriu. Tai vat aš tą... Tai vat ir pasikeiskime, ne? Jo, tai kad sakau, tokie, o dėl bebrų jo, prašo, bet šiaip tai, kur daro žalą, tai visur gauna jie tos kokius tai limitus, leidimus ir jie atšaudo. Ir Lenkijai toj pačioj. Lenkija šiaip tų bebrų labai daug, bet nelabai medžiotojai ir nori medžioti tos ir priimti kaip medžiojama fauna, kadangi jeigu jie priima kaip medžiojama fauna, jie privalo tvarkyti ir kompensuoti žalą. Taip, nuostolius. Ir jie nenori, kadangi tada jau didelė žala ir sako, tegul valstybė moka tas žalas ten, kur reikia, mes nemedžiosim geriau. Na, jie skaičiuoja, tai aš manau, ateina pas mus tie laikai, kada mes irgi už žalas pradėsim mokėti žymiai daugiau, dabar mokam ir statysim tvoras, tversim pasėlius ir taip toliau. Rinkui yra būrelių, kur perka tinklus, ūkininkam duoda, padeda tvoras, kad tverti tos laukus, kad kuo mažesnės žalas mokėti. Tai kad čia nėra stebuklų. Tai mūsų tas pats laukia. Tai, o man atrodo, mes jau iki to... Jau yra būrelių, kiek jau girdim, tai tikrai moka žalas. Tai būkime atviri, pernai praeis šį sezoną, nes nebėra elnių limitų, licenzijų, pavadinkim taip. Tai visi suprantam, dėl kokios priežasties. Reiškia, mokėsim nuostolius. Tai būdavo sumedžioja pagal limitą, daugiau negaliu. Viskas. Tai atleiskit mane nuo to mokėjimo, o dabar va taip pat. Aš manau, šiaip, jeigu ūkininkausiai, aš skaitau, kad būrelis tai yra paprastas normalus ūkis. Jeigu ūkininkauji gerai, tai turėsi visko. Turėsi pinigų, kad sumokėti tą žalą, susitvarkysi ir su pašarais, ir turėsi žvėrių, viską turėsi. Jeigu blogai ūkininkausi, tai nieko neturėsi. Nėra licenzijų, gali viską iššaudyti, bet nieko neturi, va tavo ūkis tuščias. Kaip ir paprastas ūkininkas. Vienas turi, kitas nieko neturi. Tai viskas priklauso nuo galvos. Jeigu geras pirmininkas, jeigu sutarė, viskas tvarkoja ir visi mes viską turim ir viskas gerai. Jeigu blogai, ypač kaip dabar pas mus Lietuvoje populiarūs skandalai, teismai ir tai vyrai, atsiprašau, tai tada sunaikysim viską, nieko neturėsim. Turi būti vieningi ir džiaugtis to, kad turim, o ne tai, kad ten kariauti tarpusavį, ko tai atvažiuojam pamedžiuoti, pabūti su gerą nuotaiką, išvažiuoti namo, o karai vyksta ten, filmuojam ten, kur tai skundžiam. Tai nežinau, reikia to. Prie gero neveda. Tai va, taip yra, ne. Gerai. Apie linksmėsius dalykus, pabaigai kokią nors linksmę istoriją vis tiek turi, aš žinau, nes kokia medžioklė be linksmų istorijų? Linksmų istorija tai buvo tokia viena istorija, kada atvažiuoja žmogus į Afriką sumedžiojo 3 žvėris, o išsivežė 32 trofėjus. 32? Tai va, čia buvo linksmiausia istorija mano gyvenime. Tai buvo taip. O buvo dar tokia istorija labai linksma, kada mes buvom irgi toj pačioj Namibijai. Ir 32. Covidas buvo. Buvo tokia mano gyvenime irgi. Tai buvo Covidas ir mes jau kai atmedžiojom 7 dienas, tada testus reikėjo darytis.
Atvažiuojam į Uostą su tiestais, jau viskas tvarkoj. Ir buvo 3 dienų tiestas ir tą dieną, kai mes atvažiavom, pakeitė 2 dienų tiestas. Ir taip ateina toks vokietys su Lufthansa, mes skrydom, ateina toks vokietys toks pagyvenę, pažiūrėjo mūsų tiestas, sako, žinot ką, jūsų tiesto galiojimas ten nedaskrydus valandą laiko, Frankfurte pasibaigs, aš jūs neįleidžiu į lėktuvą. Valandą laiko? Ir mes žiūrim, tai ir galiojantis tiestas. Ne. Tai ką darom? Nu nieko, mes jums pakeisim bilietus, po 3 dienų skrisit. Nu tai ką, pakeitė nemokamai bilietus, mums grįžom mes į fermą, dar linksmai po 3 dienas praleidom pamedžiuoti. Dar buvo proga. Parskrydom namo, tai vat buvo proga dar pabūt pamedžiuoti. Tai vat, ačiū tam vokiečiui. Tai va tokia linksmybė būna visokiausių. Na, tarkim, aš sugalvojau išvažiuoti į užsienį, ne? Nuo ko man pradėti? Kur man jūsų ieškot? Nuo ko pradžia? Šiaip pradžia tokia, kad jūs turite apsispręsti, kur jūs norite važiuoti, o tada jau žiūrėti, su ko važiuoti. Gal jūs norite į Kanadą, kol kas tai neorganizuoja. Šiaip, jeigu norėtumėt su manim, tai prašau. Tai aš medžioklės galiu organizuoti jum po Europą ir, sakykime, pagrindę Afriką. Galima Kanadą, meškos irgi, tai mano kontaktas tai yra elektroninis paštas, tai prašau rašyti elektroninį paštą astvahund@gmail.com. astvahund@gmail.com. Jo. Arba telefono numeris 0687 55 205. Mielai visada atsakysiu arba perskambinsiu. Jeigu nepakelsiu ragelį ir būsiu. Tai perskambinsiu. Tai tikrai perskambinsiu. Ok, tai šiandien mes čia prišnekėjom apie Afrikas, apie Europą, apie medžiotojus, lietuvių medžiotojus užsienio medžiotojus Lietuvoje. Čia buvo Optik Spot, aš Rokas, gerbiamas Leonidas. Ačiū labai, kad apsilankėt pas mus mūsų tinklalaidė. Na ir visiems iki. Tikiuosi buvo įdomu. Viso gero. Na ir prašymas jums, gerbėmieji. Jeigu jūs turit kažkokių minčių, temų, norit pasidalinti savo patirtimis, savo įdomiom istorijom ir kitokiais dalykais, būkit malonus. Rašykit, prašau, komentuokit komentaruose, rašykit, nežinau, skambinkit man asmeniškai, skambinkit Deiviui į Optik Spot, siūlykit temas, siūlykit pašnekovus. Mes tikrai norim, kad jūs dalyvautumėt mūsų veikloje ir kad jums būtų įdomu ir mes gvildentume tas temas, kurios yra jums aktualios. Čia buvo Rokas. Ate.